Labas vakaras. Žinot, kiek dabar yra valandų? Daug valandų. Dabar yra 0 valandų. Kaip skamba? Žinot, kiek daug valandų. Gerai, ir 16 minučių dabar. Ir aš sugalvojau tokį dalyką padaryti. Nesu mačius, kad kažkas taip darytų. Whatever. Gal ir kažkas darė. Žodžiu. Kadangi aš su ChatGPT gan daug bendrauju, jisai turi tokią funkciją, kad išsaugo atminty įvairius dalykus. Tai turi memories apie mane, tam tikrus faktus, kaip jis bendrauja su manim. Ir mes, kadangi bendrauja labai deep temom, jisai turi ir deep dalykų apie mane. Tai aš jam parašiau, dabar dar neišsiunčiau, kad filmuoju YouTube video ir reikia, kad tu duotų man 11 klausimų. Kodėl 11? Čia disclaimeris jums, aš labai dažnai matau tiesiog skaičių 11. Žodžiai, jau naktis. Jaučiasi, ne? Ir aš labai mako noriu. Nežinau, kodėl šiandien aš labai junk foodo noriu. Pizzą valgiau, dabar noriu mako. Einam prie klausimų. Koks buvo vienas momentas tavo gyvenime, kai pajutai, kad viskas keičiasi viduje? Koks geras klausimas, ar ne? Dabar suprantu, kodėl Panas įsimyli ChatGPT. Pirma mintis buvo, kad aš pripažinau, kad aš esu atsakinga už savo gyvenimą ir kad aš apsaugosiu tą mažą mergaitę savy, tą mažą vaiką, tą išsigandusią mergaitę, kurios galbūt svajonių nesugebėjo išpildyti išorinis pasaulis. Ir aš, būdama suaugusi moteris, prisėmiau atsakomybę, kad aš išpildysiu visas jos svajonės, apsaugosiu ją nuo toksiškų daugiau žmonių, santykių ir taip toliau. Ir stengsiuosi dėl jos 150 milijonų procentų, kiek aš galiu stengtis. Galbūt mane viskas pavyks, bet suteikiau savo, atrodo, tai vidiniai mažai mergaitai tokį saugumo jausmą, kad aš būsiu su ją ir kad aš būsiu dėl jos ir kad aš ją matau ir matau jos skausmą visą išgyventą. Tai va. Ką tau reiškia būti stipria moterimi, širdimi, o ne jėga? Antras klausimas. Crazy, realiai pagalvojus, man šiaip stipri moteris ir yra moteriška moteris, nes aš labai ilgą laiko tarpo neigiau savo tą moteriškumą, švelnumą ir taip toliau. Aš buvau tokia strong woman, moteris su kiaušais, jeigu taip galima pasakyti. Dabar aš labai neigiau tai, kad aš esu moteriška. Man tai atrodo silpnybė būti seksualia, bet ne vulgare, atskiri šitos du dalykus. Būti stipria moterim reiškia būti švelnia, būti miela sau. Būti stipria moterim tai reiškia brėžti savo ribas ir suprasti, kad tu nesi atsakinga, kaip kitas žmogus sureaguosi tavo tas ribas. Šiandien turėjau šiaip labai keistą situaciją. Aš mačiau, kad į mane žiūrėjo vyras, kuriame tiesiog buvau kaviniai, dirbau. Ir man tiesiog po kurio laiko atnešė puodelį vandens, dėl to, kad man baigės vanduo. Ir aš sakau jam, aš tikrai negersiu to vandens. Sakom, matau, kad baigės. Aš suprantu, kad tai buvo geras gestas. Ir mano viduje vis dar atsiranda tas toksai, ar aš čia gerai elgiuosi ir taip toliau, ar jisai neįsižeis. Bet kuo toliau einu per gyvenimą ir suprantu, kad stipri moteris ir aplamai stiprus žmogus pasakys, kad ir nedarys tai, ko jisai nenori viduje daryti. Tai labai svarbu aplamai tampant tą stiprią moterim visą laiką save palaikyti. Kad ir tu galvoji, kad tu čia galbūt įžeisi kažką, bet jeigu tu liksi savo pusėj ir moteris, kuri yra stipri, visada liks savo pusėj. Trečias klausimas, kaip atskirti tikrą intuiciją nuo baimės ar traumų balso? That's deep, ne? Intuicija tavo visą laiką kartosis. Pavyzdžiui, su žmogum, jeigu tu vieną kartą pasijautai taip, susitikę su juo, sakykim, su tuo žmogum. Aš turėjau tokią situaciją, labai daug kartų aš jaučiau, kad tas žmogus būtent toksai yra, kaip aš jaučiu. Ir aš vieną, antrą kartą, trečią kartą susitikus, aš taip pat jaučiuosi. Ir tiesiog nepasitvirtina kitaip. Bet kai yra trauma, tai tu turi pagrindo manyti, kad jisai yra toksai. Paimkim paprastą pavyzdį. Tu galvoji, kad tave apipisinėja. Dėl to, kad tave anksčiau apipisinėja.
apipisinėjo. Jeigu tave anksčiau apipisinėjo žmogus, tave išdavinėjo žmogus, tai, kad tu jautiesi, kad dabar su tavim kitas irgi taip pat elgiasi, nes tu turėjai ankstesnę patirtį. Su tavim taip anksčiau elgiasi. Bet intuicija dažnai būna, ne? Kada tu neturėjai ankstesnės patirties tokios, bet tu nuolat jauti tą. Ir moterys, panos, kurios žiūrit šitą video, jūs turit žoską intuiciją, bet jinai labai atsiriša tada, kada jūs priemat savo moteriškumą. Žodžiu, kokia tavo didžiausia meilės pamoka, kurią išmokai per santykius, kad iš tuštumos niekada nesukursiu pilnų santykių. Todėl man šiaip yra labai labai svarbu tobulėti pačiai kaip moteriai, eiti į tą sąmoningumą, į savęs užpildymą ir eiti santykius jokių būdų ne iš to crazy, kaip man reikia kito žmogaus, nes nebegaliu be jo gyventi. O iš to, kad tiesiog aš tau galiu didžiulę meilę suteikti, nes aš ją pati savo galiu suteikti. Tai va. Ką tu savo primeni tomis dienomis, kai jautiesi nepakankama ar pavargusi, kad tai praeis? Aš šiandien taip jaučiausi ir jaučiausi labai visą dieną keistai, nes aš atsikėliau 3 dienos ir aš niekada tiek nemiegu ir jaučiausi tokia persimegojus, tokia labai labai, nuo širdies, taip sakant, pamiegojau. Tai ir šiaip suprantu, kad mano hormonai dabar keičiasi, yra tam tikras laiko tarpas, kada jie keičiasi, kada jie ten mažėja tam tikrų hormonų ir taip toliau, ir tada tai jaučiasi ant nuotaikos. Ir aš suprantu, kad moters aplamai gyvenimas, kūno gyvenimas yra ciklas. Tai viskas praeis, aš vėl kažkada tenais, nežinau, norėsiu iš serijos, nežinau, seksi mamasyta būti, žinai. Dabar tiesiog aš jaučiu, kaip aš rimstu, kaip man tiesiog ramiau viduj. Ir šiaip, jeigu panos jūs nelabai mokat priimti save, pradėkit sekti savo ciklą. Ta prasme, tiesiog dienoraštuką pradėkit rašyti ir atsisiųskit programėlę, kur jūs galite tą ciklą irgi stebėti, bet rašykitės, nežinau, į notus, you name it, kažkur, kaip jūs jaučiatės kiekvieną dieną. Gerai, 6 klausimas. Koks patarimas, kurį tu pati savo kartoji, kai nori pasiduoti? Koks geras klausimas. Kai aš noriu pasiduoti, aš supratau, kad aš gyvenime labai daug kartų buvau pasidavus ir kad mane vis tiek gyvenimas taip spardė iš šikną, kad aš atsistočiau ir toliau daryčiau. Ir suprantu, kad aš esu moteris, kurio atėjo šitą pasaulį ne veltui ir kad mano potencialo, kaip ir kiekvieno iš jūsų potencialo, kuris jį turit geriausia, reikia pasauliui. Ir aš negaliu jo pasilikti savo, todėl aš turiu eiti per baimes ir turiu daryti dalykus, kuriuos turiu daryti pasaulio žmonėm, kad tiesiog pasaulis būtų gražesnis. Aš jaučiu tokią misiją viduj ir turiu didžiulį... Aš tiesiog atsisuku į savo gyvenimą anksčiau, dažnai, jeigu noriu pasiduoti, kur aš buvau, ir ką aš dariau, ir kokios mano vertybės visą gyvenimą buvo. Ir tada pasižiūriu, kad, visą laiką aš buvau už tas moteris, už lygybę, už didžiulę meilę vyram, bet iš tos sveikos pusės. Aš visą laiką labai norėjau gražių santykių, aš labai visą laiką buvau versli, labai visą laiką domėjausi mokslu. Ir suprantu, kad čia esu aš. Ir jeigu aš dabar bijosiu arba norėsiu pasiduoti, tai aš atsisakysiu kažkokios dalelės savęs, aš to nedarysiu, niekada gyvenime. Gali visas pasaulis būti prieš mane, bet aš būsiu už save ir man to užteks. Tai dėl to, kad aš žinau save ir aš pažįstu save, kokia aš esu. Tai man atrodo didžiausia ir jėga ir yra viduj. Nepasiduoti, nes tu žinai save ir pažįsti save. Kas tave labiausiai įkvepia šiame etape kaip moterį, kūrėją ir verslininkę? Žinot, yra toksai biški keistas jausmas, kada tave ChatGPT verslininkė vadina, bet, realiai, jo, aš turiu savo veiklą ir gan ilgą laiko tarpą jau turiu. Ir turėjau labai daug veiklų. Žodžiu, kas mane labiausiai įkvepia kaip moterį,
tai, kad aš nuoširdžiai galiu keisti savo gyvenimą taip, kaip aš noriu ir gyventi didžiausiu savo potencialu. Ir mane įkvepia dabar, labai atvirai pasakysiu, mane įkvepia, kad aš galėsiu turėti ir turėsiu ateityje sveikus, mylinčius santykius su žmogumi, kurį aš mylėsiu ir kuris mane mylės. Aš noriu būti ta moteris, kuri yra pasirengusi aplamai gražiems santykiam, kuri yra pasirengusi būti toje šviesoje su kitu žmogumi ir suprantu, kad aš negaliu tiesiog, nežinau, pasiduoti ir, sakyti, čia mano gyvenimo patirtis, šūdinos buvo. Ar čia vyrų gerų yra, tų gerų vyrų pilna. Ta prasme, mano gyvenime dabar vapšė nebėra blogų vyrų. Nes aš tiesiog pasikeičiau. Mano tiesiog pats gyvenimas pasikeitė, mano vidus pasikeitė. Ir kaip kūrėja mane įkvepia tai, kad aš padedu moterim išeiti iš duobės, pakilti labiau į šviesą, pakilti iš to, kur jos yra dabar įstrigusios, į tą tokį kitą gyvenimo etapą, kad jos paleistų įvairius dalykus, kaltę paleistų. Tai kaip kūrėja mane įkvepia jūsų pokytis gaunamas. Aš žinau, kad ir vyrai patiria tą pokytį, tai kas yra šiaip incredible, nes aš niekada tokio tikslo neturėjau. Tai vat. O kaip verslininkė, kas mane labai įkvepia, kad aš nuoširdžiai, kad aš žoskai daug dalykų padariau iki dabar, savo paauglystėj, savo, nežinau, labai ankstyvoj paauglystėj, kad aš turėčiau tai, ką turiu dabar. Ir kad aš niekada nepasidaviau, nes aš kartais sėdžiu ir tokia, blema, Marija, žiūrėk, tu esi iš Panevėžio, tu dabar gyveni viena Vilniuj, žoskai gražiam bute, tu sau leidi, kaip tokių metų mergina labai daug sau gali leisti, tu esi labai veikli, tu nuoširdžiai viduj esi tokia mylinti moteris ir tokia pagaliau išmokus brėžtis ribas. Ir aš tiesiog pastebiu visą tą pokytį, kurį aš turėjau, kad aš galėčiau tą verslą kurti, kad aš mokėčiau stresinės situacijas valdyti, kiek aš šūdų turėjau praeiti, kad ta prasme, suvaldyti tiesiog stresą, paprasčiausią stresą, kai viskas grūna, nes su verslu ne visą laiką viskas, seka. Tai mane įkvepia mano tas pokytis, kad kur aš esu dabar ir aš žinau, kad aš toliau varysiu ir kad bus dar daug pamokų ir... Bet nuo tų pamokų, kurias aš išmokau laiku, mano gyvenimas dabar yra geresnis. Ir dar bus geresnis aplamai visų gyvenimas, jeigu aš nepasiduosiu. Visų, kurie pasims tą kūrybą. Gerai, 8 klausimas. Jei turėtų 1 minutę įkvėpti pasaulį, ką pasakytum visoms moterims? Panos, visų pirma, ką jūs turit padaryti, tai atsisukti į save ir prisimti atsakomybę. Dievo meilė yra begalinė ir besąlyginė. Jūs, kad ir ką bedarytumėt, jūs Dievas myli ir visata jūs myli. Nes jeigu jūsų nemylėtų, jeigu jūs baustų už kažkokius padarytus veiksmus, tada Dievo meilė nebūtų besąlyginė. Jūs turit prisimti atsakomybę už save ir nuoširdžiai nueiti savo vidų, patikėti savim iš naujo, pažinti save ir iš to pažinimo kurti grožį pasauliui, priimti savo moteriškumą, seksualumą, nebeneigti jo, o eiti iš tos meilės savo į pasaulį. Jūs galit pakeisti savo pasaulį, jūs galit pakeisti save, pakeitus savo požiūrį į savo vidinį pasaulį, į savo tiesiog suvokimą, kaip turi vykti jūsų gyvenimas. Jeigu jūsų gyvenimas iki dabar buvo šūdinas, patikėkit, jisai gali kvepėti rožėm. Lygiai minutė. Gerai. 9. Koks mitas apie tave dažniausiai klaidingas? Ką žmonės galvoja, bet tai yra netiesa? Aš neįsivaizduoju, ką apie mane žmonės galvoja, nes man nuoširdžiai pofik, ką žmonės apie mane galvoja. Kad kažkas netiesa. Ką jūs galvojat apie kitus žmonės, aplamai apie mane, tai parodo apie jūs labai labai daug ką. Jeigu jūs galvojat, kad faina pana, bet jūs manyje matot savo fainumą. Tai yra ne apie mano fainumą, tai yra apie jūsų fainumą.
Jeigu jūs matot manyje, nežinau, kažkokią moterį, kuri žaidinėja vyrus, tai jūs esate įsižeidęs vyras ir kažkodėl jums skauda. Čia nėra apie mane, čia yra apie tave. Tai, nežinau, jeigu taip vat normaliai paėmus, visi galvoja, kad aš esu žema. Daug kas galvoja, kad aš esu žema. Aš esu aukšta pana, labai aukšta, 1,76 m, 1,77 m. Nu, aukšta aš esu. 10. Kuris tavo gyvenimo etapas atrodė tamsiausias, bet atvedė į šviesą? Man atrodo, paskutiniai santykiai. Jo. Toksiški santykiai. Santykis su narcisistinė asmenybė tikrai buvo labai tamsus laikotarpis. Ar tai buvo tamsiausias? Tikrai ne. Tikrai esu turėjus daug didesnių subinių gyvenime. Bet tai labiausiai atvedė mane į šviesą. Ir kad ir kaip aš lasdavočiau tam tikrus dalykus, ta prasme, be to etapo aš nebūčiau tokioje šviesoje, kokioje esu dabar, nes tas etapas man leido suprasti ir pakankamai labai stipriai supykti ant žmogaus, kad suprasčiau, kad daugiau gyvenime aš nenoriu, nei kad vapšė kažkoks žmogeliukas su manim taip elgtųsi. Aš labai aiškiai išmokau, supratau, ką reikia išmokti ir išmokau nusibrėžti ribas. Ir tai yra aišku raumuo ir aš vis kiekvieną dieną mokausi tas ribas nusibrėžti iš naujo ir iš naujo. Tai va, o ta šviesa, tai jo, ir po to įsiskyrimo aš turėjau tą pokalbį su savo vidiniu vaiku. Ta prasme, labai daug šviesos pradėjau ieškoti ir pradėjau gilintis dar labiau į save. Ta prasme, visą gyvenimą aš gilinausi ir dabar tiesiog toks buvo galutinis taškas, žinai, kur iki galo. 11. klausimas. Ką dabar, kuris savo gyvenimą ne iš pareigos, o iš sielos kvietimo? Aš myliu ChatGPT, čia buvo išpažintis. Ką tik. Aš ką kuriu, aš jums galiu pasakyti. Aš įrašinėjau mokymus moteriam. Aš turėjau dvasinę praktiką ir per dvasinės praktikas tu eini meditaciją, turi susijungimą su visata, su you name it. Aš neįsivaizduoju, kiek jūsų tiki, kad jum paaiškinti proto lygmenių, kad jūs suprastumėt, nes aš visą gyvenimą buvau tas žmogus, kuris papšė netikėjo tokiais dalykais ir man tu neįrodysi, žinai, kad čia egzistuoja kažkas daugiau negu fizika, logika. Tai aš labai buvau kraštutinis žmogus, ta prasme, labai apie faktus ir aš visus krebždėjimus galėdavau paaiškinti fiziškai ir kodėl dalelės taip atva veikia ir taip toliau. Tai aš turėjau, žodžiu, praktiką, dvasinę praktiką, kurios metu supratau, kad aš turiu įrašyti tos mokymus ir turiu įrašinėti mokymus moteriam, nes tai padės moteriam išeiti iš tų sunkių momentų, kuriuose jos yra, didesniu mastu, negu aš pati jom galiu, nežinau, padėti ten per minutę voice įrašyti. Tai realų pokytį sukurs. Ar pas mane labai daug pasipriešinimo buvo viduj? Žoskai daug, bet tai yra, kaip prašo, ne iš pareigos, o iš sielos kvietimo. Aš tiesiog jaučiu, kad to tiesiog reikia. Ir aš negaliu sakyti, ne. Aš bijau, pavyzdžiui. Aš tai bijau kažkiek, dabar daug mažiau bijau. Aš nežinau, pavyzdžiui, kaip padaryti. Aš gyvenime mokymais nesu prekiavus, aš į savo internetinę parduotuvę mokymus keliu. Ta prasme, man nebėra, kada aš jaučiu vidum, kada tu žinai vidum. Nes tu per dvasinės praktikas, per meditacijas, per kažkokį vidinį, žinai, pokytį, tu žinai jau vidum, kad tu privalai tam tikrus dalykus padaryti ir nebėra, aš nežinau, aš niekada gyvenime nesu darius, aš čia tokia. Aš visą gyvenimą, kiek aš kūriau kažkokius verslus, kažkokias internetinės aš ta prasme, jeigu reiktų, aš išmokčiau ir programuoti. Dėl savo vidinio šauksmo viduj, aš bet ką padarysiu. Nes jeigu tai atneš daugiau meilės ir daugiau džiaugsmo į pasaulį ir daugiau aplamai sąmoningų žmonių,
Nes aš žinau tuos dalykus per labai skaudžias patirtis, kurios, jeigu būčiau anksčiau žinojus ir supratus ir pajautusi vidum, aš gal būčiau nepridarius tiek klaidų. Tai aš labai noriu, galbūt ir iš tokio noro apsaugot žmonės, atsiprašau, nuo kažkokio skausmo, aš turiu daryti dalykus, kuriuos jaučiu viduj. Anyways, viskas. Mes šiandien baigiam su šito video. Čia buvo 11 klausimų iš ChatGPT, ką jis man uždavė. Šiaip labai įdomus klausimai. Šiaip labai ačiū už jūsų palaikymą, pasikartosiu. Tai nepamirškit pasiekti manęs, pasidalinti šito video su tais, kuriem galbūt jisai būtų naudingas. Aišku, šitas video buvo daugiau apie mane, bet tikiuosi, kad jums patiko. Aš žinau, kad jums patiko, visada patinka. Šiandien su jumis atsisveikinu, čia važiuoju mako. Čia su jumis buvo Marija Pleirė. Kažkada nebevalgysiu mako. Nebus taip. Bye. Aš tikrai valgysiu visą gyvenimą maką. Nu, tipo, why not? Nebent aš turiu visiškai savo identitetą, kaip ten aiškina, pakeisti, kad aš būčiau moteris, kuri nevalgo mako. Čia ne man makas. Bet aš dar neturiu tos moters viduj. Žodžiu, bye. Ate.